Nes tai yra jūsų asmens duomenys, pačios valstybės. E-mailą. Taip? Gerai, jeigu galite, tada užrašykite e-mailą. Parašysiu, užrašysiu. Ne, aš nieko nerašysiu. Kodėl aš klausiu? Kodėl aš noriu, kad jūs parašytų e-mailą pats. Tam, kad rašydamas iš jūsų sutarties ar panašiai nepadaryčiau tokių klaidų, kad e-mailas būtų užrašytas klaidingai. Norėčiau, kad jūs užrašytumėte. O kada žmogus padarė tokio, kad jūs prie protokolą Stovi su pagaliuku. Negalime Lietuvoje stovėti. Negalima stovėti su pagaliuku? O. Negalima stovėti su pagaliuku. Žmogus yra baudžiamas ne už tai, kad čia stovi, už tai, kad neįvykdė kaip kurios sąlygos, kurios reikalauja, kad žmogus stovėtų. Tai gal kokią sąlygą, konkrečiau pasakykit, vieną iš tų sąlygų. Reikalauja, kad žmogus turi informuoti apie tai savivaldybę, merą arba kitus asmenys. Tai reiškia, aš negaliu su savo asmeninė nuomonė pasakyti. Dėl mūsų nekyla jam. Mes stovime, kad taip negali, turi Prašyčiau savivaldybę, prašymą tokį, kad man leistų Pastovėti čia. pastovėti su va šitą. O gėlės yra nuomonė, mes su gėlėm atėjom. Irgi Jūs nuomonė. su žvakėm atėjom. Jo. Va, portretus pastatė. Tai irgi nuomonė. Čia apie žmogų dabar. Kodėl jūs neišskyrėt? Mes irgi norim būti nubausti. Deja, bet policija šiuo momentu nemato veiksmuose kažko. Pagrindas koks Irgi politika turi. nematau pagrindą. Yra įtarimas. Yra Yra įtarimas. įtarimas, kad mes prie politikos irgi Reikėto sąvokoje, vartojama plakatai. žmogus turi galėdėm matau, kad Gerai. Man patinka, kad mūsų policininkai biurokratai. Tai policininkai čia ne prie ko, jie įsakymą gavo. Jie gavo įsakymą, jo, gal jie iš tikrųjų ir neblogi žmonės, tai policininkai yra, tik tai, kad jie... Demokratijos imitacija. aš stebiuosi, kad šiais metais neuždarė šių renginių. Nu. Galvoju, tai Tai va, aš dabar. Ar tai yra šitas? Женщина стояла так. Я хотел подойти, но сразу было бы, понимаете, купи-продай официально. Тут еще на меня полицейский вот так. Я даже не мог выхватить, потому что меня бы тогда за нелегальную торговлю. Потому что и ее по сегодняшнему законодательству, и меня одинаково. Полицейский вот стоял, 1,5 метра. Ну, уважаемый, может 2 рубля будет поперек. Ну, штраф получит. Kadangi matome, kad jūs mėnesį vedėta mašina ir žmonės deda iš tenais, rūpindami tiek policijos saugumu, tiek jūsų asmens duomenimis, Aš neprašau mane saugoti. Neprašau mane saugoti. Tai jeigu jau rūpinatės, tai galėtum stiklinę vandens nors atnešti. Nors žmogus čia stovi daugiau negu 2 valandas. Jeigu jūs rūpinatės. Алло. Да они просто подгородили. Посмотрите, вам вручили все же, да? да,